Taigi po pergalingo pirmojo pusfinalio sveikiname Timakos komandą, kuri palyginus lengvai įveikė Hydrasą pirmajame pusfinalyje ir iškopė į finalą. Tai treneris, sakykit, jums nuo suolo, kaip žiūrint, ar ta pergalė lengva buvo ar nelabai? Tai taip, skaičiai kalba patys su save, tai nebuvo tikrai sunki, bet buvo tikrai taisytinų vietų. Tai. Bet šiaip mes atėjom šiandien irgi galvodami daugiau apie rytojų, nes finale vis tiek, mūsų mintis vien tik finale buvo. Sakykit, ką akcentavo būtent prieš šios rungtynės? Kad reikia žaisti prieš visus ir gerbti varžovą. Nesvarbu, kad mes įveikėm Hydrasą 2 kartus, ten ryškia persvara, bet vis tiek, ta prasme, pusfinalio barjeras labai slidus, gali paslysti. Treneris, sakykit, rytoj finalas, ar ne? Ir sakykit, ar reikės papildomai nuteikinėti dar jūsų auklėjimus, ar motyvacijos netruks? Nemanau, mes tikrai motyvuoti, būsim rytoj žvėrys. Supratau, gerai, sėkmės jums rytoj, ačiū. Taip pat kalbiname Timakos šių rungtynių ar apskritai galbūt viso sezono lyderį Robertą Nevidomskį. Taigi, Robertai, sveikiname taip pat su pergalė ir patekimu į finalą. Ir sakyk, kokios tau buvo šios rungtynės? Ačiū. Rungtynės buvo gan lengvos, pasakyčiau. Rūbinėje kalbėjome, kad būtų gerai užsimest pradžią pačią, daug taškų, kad nereiktų visas varžybas taškas į tašką žaisti ir kad galėtume, kaip patys matėt, gal atsipalaidavom gan. Nei gynybos nebuvo ir puolimas toks padrikas ir ten mėtėm nesąmonės. Bet varžybos gan lengvos, sakyčiau, buvo. Sakykit, Hydraso lyderis Dovydas Veliapauskas šiandien nebuvo panašus galbūt į save, kokį įpratę mes įmatyti reguliariame čempionate. Sakykit, ar čia irgi jūsų buvo toks, uždavinys sustabdyti jį? Taip, nes jis vienintelis ten taškus, kaip ir meta lyderis. Ir praeitose varžybose mūsų darėm, galima sakyti, mes jį susimetės ten virš 30 taškų, bet šiandien dar prašiau atrodė, matyt, nenusiteikęs buvau. Ir mes gan gerai gynėmės iš pradžių. Sakykit, paskutiniu metu apskritai antroje sezonų dalyje ypatingą gerą formą esate įgavę, apskritai Timakos komanda lengvai laimėjo visus susitikimus paskutinius ir sakykit, ar nepritrūksto garo rytoj finale? Aš tikiuosi, kad ne. Tas susižaidimas ateina su varžybom, nes subūrėm komandą, niekad nežaidė, visi galima sakyti kartu, pirmas sezonas, tai kuo toliau, tuo labiau susižaidė ir rezultatai matosi, tikėkimės rytoj dar geriau žaisti. Tai treneris, sakykit, kodėl nepavyko iškovoti pergalės? Meistriškumas, aš manyčiau, kad pas juos vis tiek yra keletą žaidėjų tikrai aukštesniam lygiai žaidžiančių ir tikrai tas visą tą ir suduoda. Ir iš tikrųjų jie gal, sakykime, sutraukia gynėjus, atmetinėja laisvesniems žmonėms ir tai yra elementarūs krepšinio dalykai. Kada įveiki kažką, tai atmeti kamuolį, jeigu įmeti daugiau ir viskas. Ir laimi. Sakykit, gan anksti iš tikrųjų paleidote varžovus į priekį ir tas skirtumas laikėsi beveik didžiąją rungtynių dalį. Sakykit, kodėl būtent nepavyko sulaikyti Timakos būtent pirmoje rungtynių pusėje? Aš tai kaip įsivaizduoju, gal sakykime, daugiau rungtynių dabar nebuvau pabaigoje su Hydrasu, bet šiandien, kai atėjau, tai bent jau mačiau iš jų, sakykime, veidų, iš jų nusiteikimo, kad jie nesilabai tikėjosi ten, jie tiesiog atėjo pažaisti ir tiek. Tie nelabai ir tikėjosi, tikrai matėsi, jie tokie atsipalaidavę atėjo, bet, kaip sakiau, tas atsipalaidavimas gal nepadėjo žaidime, tai to pasiekojo iš karto ir tos rungtynės buvo paleistos, gal manyčiau. Jau rytoj teks kovoti dėl bronzos, ar ne? Ir sakykit, jūsų priešininkais bus arba Skaičiūnai, arba Žaidimų sporto mokyklos antroji komanda. Tai tos paskutinės sezono rungtynės dėl garbės ir dėl apdovanojimų, sakykit, ar užteks motyvacijos dar jūsų komandai? Manau, ne problema bus ten tikrai dėl to. Jie gal net ir daugiau šiandien eidami tikėjosi, kad daugiau mąstė apie rydieną, aš taip manyčiau. O su kuo rytoj susitikti, tik tai dar aišku vėlgi toksai kaip ir dalykas bus. Jeigu ten su Skaičiūnais, tai tada su jais galima žaisti, nes jie tokie vyresni, lėtesni. Tai kaip mes skaitausi senukai tokie, tai mums geriau. O su vaikais tai jie greitai bėga, lekia, tai sunku sugaudyti. Tai atsakau, su kuo dar žaisti.